Labą dieną. Valkatėlė mano pažįstama. Tučkus? Gerai. Šiaip jau mūsų gyvenimas yra puikus, kaip gurkšnis šalto alaus Saharoje. Tačiau jame, tame mūsų gyvenime yra tokių dalykėlių, kurie primena daugiau buvimą Saharoje visai be alaus, netgi be vandens. Štai kad ir toks gražus pavyzdėlis. Šiandien mane vėl kviečiasi viršininkas. Vargu ar jis šiandien man pasiūlys šalto Carlsbergo alaus. Labą dieną. Keista. Viskas yra, viršininko nėra. Keista, įtartina ir paslaptinga. Iš ko čia ta baisi muzika? Va, iš taško. Vis tiek baisu. Kai keista ir baisu, aš labai nervuojas. Labai nervuojas ir prakaituoju. Vat labai prakaituoju. Kai keista, baisu, aš labai nervuojas ir prakaituoju. Ajai. Ponas viršininkas. Alaus Berlyner Kindle, norit? O gal Carlsbergo turite? Ne. Na va, ar aš nesakiau? Jis man niekada gyvenime nepasiūlys Carlsbergo alaus. Ne toks žmogus. Ponas viršininkė, man tai susidarė toks įspūdis, kad jūs kažko tai bijote. Bijome. Kogi? Pneumatinio šautuvo. Moriarty. Nežinau. Nieko savo, Moriarty. A šitą reikia registruoti? Nereikia smulkmenų. Taip pat ne Carlsbergas. Nieko savo kriminogai situacija. Šitą galit užregistruoti. Nieko sau kriminogeninė situacija. Tai štai, ponas Tiškevičiau, tokie reikaliukai. Dukrai nupirkau. Beje, kokia jūsų tikroji pavardė? Tučkus, ponas viršininkė. Tučkus. O kodėl aš jūs kviečiau?
važiuok. Darysim Batman GT. Čia, ponai, yra plėšimas. Tai va, ponas Tučkau. Neaiškinsiu, kokia yra situacija. Liūdna. Mafija siaučia. Pats matot. Man, tiesą sakant, šitie reikaliukai labai atsibodo. Tyrimų turim? Turim. Ką gero šią savaitę? Naujienų yra. Kokių? Butkutė yra? Butkutė praeitą ketvirtadienį atidavė. Gaila. O komedijų? Yra, su Čelentanu yra. O butkutė? Butkutė praeitą ketvirtadienį paėmė. Aš manyčiau, Tučkau, ar nepadarius mums žurnalistinio tyrimo. Jūs galėtumėt... Gal nepadarė? Kodėl jūs taip sakot? Kodėl jūs taip sakot? Nu, aš nežinau. Nuleiskit tas rankas. Atsistokit čia, prašau. Malonų žiūrovai, jeigu mokate tai, ko nesugeba kiti, mes laukiame jūsų Žąsino moliūgo pliuškėje. Tai jūsų laida ir jūsų prizai už originaliausius ir linksmiausius pasirodymus. Rašykite mums ir skambinkite telefonu 66 19 67. Kur čia 2, 3, 8, 5, 6? Trečias duris po kairę. Saikai jauki, apie kitus galėtum pagalvoti. Dirbti reikia. A! Sėdėt! Sėdėt! Fu! Pražėk kojas! Šitas netilps. Padėtum sėdėt čia. Netilps šitas. Prašau atsistoti prie sienos, susidėti rankas ant galvos ir praverkti kojas. Kaip pasakėt? Prašau atsistoti prie sienos, užsidėti kojas ant galvos. Tai yra užsidėti rankas ant galvos, susidėti kojas, praverkti, stovėti prie sienos. Ką padaryt? Tai yra užsidėk kojas, užsidėk rankas ant kojų. Ne, užsidėk kojas ant... Atsistok prie sienos, rankas ant galvos, kojas praverk. Gerai, vyrukai, stovit, viską supratot, jo rankos, kojos įverktos, aha. Ką? Kad tušti? Nieko neturit? Ne. Tai ką, nieko nėra, nieko? Nieko. O kas čia? O kas čia? A, kamera. Žinau, taip, nieko nėra. A, radau, yra. Kas čia toksai? Feliksas? Oskaras. Koks Oskaras? Kas novas? Ne, auksinis. Auksinis. Ir šitą ponas, man atrodo, reiktų jums padėti. Užtenka jums šiandien. Ką? Kiek galima Oskarą imt? Nieko neimam. Nereikia man to auksinio Oskaro. Varinis būtų kitas dalykas. Storas. Taip, nieko nėra čia. Ne, nieko ten. Aš pažiūrėsiu. Oi, pažiūrėsiu. Pusė. Pasakėt, nieko neturim. Atsistot rankas ant galvos ir praverkit. Nes šito nereikia. Tu mane myli? Ne. Teks? Nori važiuoti į užsienį? Kramtoskės, hamburgeris. Nenori. Sačiskas? Ne. Teks? Einam. Taigi va, ponas Tučkau. Kaip jau minėjau, visi šitie reikaliukai man va kaip nusibodo. Ir vis dėlto mes padarysim žurnalistinį tyrimą jūsų rankomis. Baikit, Meškauskai, tą savo, taip sakant, štučkas. Tarp kitko, mes etatus mažinam. Aš maniau, kad bus labai juokinga. Deja. Kiekvienas Lietuvos pilietis, kiekvienas turi žinoti, kamu это выгодно. Štai jums
Kortos į rankas. Pirmin. O kodėl aš? Tarp kitko, Tučkau, baldus norėčiau susigrąžinti. Gamsų darbas. O Birutės nenorėtumėt? Birutė taip pat. Liūdna man bežai be jos. Kaip čia viršininkė geriau būtų pradėjus? Pėdelėm, Tučkau, pėdelėm. Pėdelėm. Pirmin. Tučkau, būkite atsargus. Suprantat, ką noriu pasakyti? Ne. O ką? O. Aš negaliu, aš be daiktų čia niekur neisiu. Jeigu jūs su daiktais, tai tada arfa nedanda. Kaip jūs nesuprantat, kad arfa netilps, jeigu jūs neišimsit maišų? Galvok! Jos galima būtų nunešti... Ne. Nuneši mašinėlę. Gerai, kišam. O jeigu policija? Sukim įstrižai. Sukim. Rankas aukštyn. Tik pats rankas aukštyn pražirkojas ir rankas už galvos. Nu laikyk! Lygi čia, aš pats liftą netelpu! Ir atsargiai sukam. Nu, kad neužlaikai. Sukam. Nieko sau, pėdom pėdelėm. Reikės šokti. Anuprui reik paskambinti. Kur mano mobilaus ryšio telefonas? Va, mašinai palikau, mašinai. Koks gi tas Anupro telefono numeris? Jūs nežinot? Aš žinau. Kur mano užrašų kauliukai? Aha. 353231. Ne. Čia Liongino? Palaukit, tai jau. Va, taip. Bandom dar kartą. 664332. Va, čia Anupro. Tai jau. Sveikas, Tučkau! Anuprai? Čia tu? Čia aš. Anuprai, kur tu dabar esi? Aš kaip tyčia ledrome. Gal pastebėjai ten ką nors įtartiną? Taip, matau. Vaikšto vienas labai įtartinas tipelis. Su viena sekretorė ir 2 pistoletais. Renkasi lėktuvą. Ko gero varysi kokį nors užsienį. Lėktuvai prastoki, tai matyti kokį nors artimą užsienį. Aha. Anuprai, pagrok ten jiems kokią lebambą, gruzinišką, kokią polkutę, žinai, jie mėgsta tokius dalykus. Tvarkoj? Gerai. Turiu čia vieną tokią, mes jiems padarysim lebambą. Na, iki, mes tuoj. Varom. Nieko, Anuprai, viskas tvarkoj. Čia duobelė buvo, mes lekiam. Gerai, Tučkau, lėkiu. Labas. Važiuosim? Kur? Geruot. Važiuos. Ne, vyrai, jūs nesupratot, aš tik pavažiuot norėjau, vyrai. Na, nebloga buvo švilpstyklė. Kas čia dabar? Elnių medžioklė? Gal galima greičiau? Pinigus viską galima! Bus!
Skrendam! Tiesiai varyk! Iki pirmas sankryžas, paskui į kairę. Ten žąsis bus, atsargiai, neužkabink. Laikai! Kas čia? Laikai! Aš nežinau, pats laikai! Oi! Darysi? Į kurkutį įpil. Kurkutį, į kurkutį. Laikyk varą. Tiesiai varyk. Gerai. Laikyk varą. Tiesiai varyk. Gerai. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus tard, que la terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir devant toi. Ah, on est bien tous les deux. On est ensemble deux. Quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Quand j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flancs de la fête. Грудя! Грудя! Ei! Alpės! Kokios Alpės? Medvėgalis čia aiškiausias. Alpės. Medvėgalis. Graži ta Lietuva iš paukščio skrydžio. Gal gersi? Ne, aš dar turiu reikalų. Gal tu burgalaus nori? O Karlsbergo neturite? Ne, Karlsbergo neturiu. Ne, neturiu. Kai ten nuskrisim bus. Viską O bus. kur mes skrisim? Į užsienį. Negi į Medvėgalį. O šitaip. Prisistatykite, prašau. Oro davė. Zaremba. Mūsų sluoksniuose vadinamas nenumaldoma albatroso vardu. Sakykite, prašau, nenumaldomas albatrosai, kam visa tai naudinga? Kas už ko stovi? Nu kaip tai kam? Aš tiesiai pasakysiu. Taigi reformų priešininkai. Petras su Lionginu. O šitaip, o sakykite, prašau, kodėl jūs skrendate į užsienį? Kaip tai kodėl irgi? Taigi, tu pagalvok, ten visai kitoks matymas. Supranti, ne? Ten kitoks matymas, ten žmonės šypsosi, vaikšto gatvę, sveikinasi vienas su kitais. Supranti, ten pirštą parodyti, pasijuokėsi. Ten dolerius gauna, dolerius uždirba, sterlingus, lyras. Supranti, gali pasitaupyti, nebūtinai pragerti viską iš karto. Supranti, ir ten baldus pro langą išmeta, ir ten iš žvaškės yra, visokios ir sasiskų yra. Klausykit, nenumaldomas albatrosai, bet tai yra nuvalkėta nesąmonė. Kiekvienas kvailys atsiprašant nuskridęs į užsienį 2 dienom ir pasakoja va tokius niekus kaip jūs. O iš tikrųjų, ten, užsienyje, reikia dirbti. Kasti anglis,
pjauti žolę, gal galia ten, na, taksi vairuoti reikia, obuolius skinti. Visą tai reikia daryti, suprantat, o jūs? Tikrai? Kabėk! Atgal! Jeigu galim, išmeskit mus Konarskio 49. O jūs savo draugui pasakykit, apie ką mes čia šnekėjom. Jis ko gero dar į liftą neįsimontavo. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. Dirbti, esi? Dirbti visiems! Ne. Tau, aš jau nespagai, O jūs man nedirbti. Viršininkė! Tučkiau. Prašau, Birutė, jums nieko nepadarė? Nieko. Na, nenusimink. Na tai ką, Tučkiau, pasakysit gerą? Viršininkė, sužinojau, кому это выгодно? Кому? Reformų priešininkai, Lionginas su Petru. Dviese. O, viens už kitą ir Šaunuolis, Tučkiau, aš visada sakiau, kad jūs netoks kvailas, kaip atrodot. Kągi padirbėjot, matau. Breikit, išsiskalbkit, nusiprauskit, nagus nusikirpkit. Ryt darbę galit nesirodyt. O honoraras viršininkė. Būsim, Tučkau, honoraras, bus kitoj serijoje. Ačiū už tarnybą. Eikit. Lionginai, sveikas, čia Petras. Klausyk, atrodo, turėsim problemų. Gerai, lauksim. Į keistą istoriją šiandien įsivėliau.